Vis tiek ateis laikas, kai žmogus gyvens gerokai ilgiau negu dabar. Ir kol mokslas dar nesukūrė vienos tabletės, kurią galėtų pasiūlyti žmogui, kuris nurijęs staiga pradėtų gyventi 100 metų arba dar daugiau. Tačiau genetikai ir kiti mokslininkai kuria ilgamžiškumo strategijas, ilgamžiškumo procesus, kaip paspartinti ar ne, kaip suteikti žmogui galimybę ilgiau gyventi, kokybiškai, sveikai ir kad tas ilgamžiškumas būtų tikrai malonus ir tiesiog sukeliantis norą džiaugtis gyvenimu. Jisai jau yra. Ta informaciją aš tikrai turiu ir galiu pasidalinti su kiekvienu, kuris po šiuo komentaru padės pliusą. Jeigu nori sužinoti, kas tai yra sveikatos koncepcija, kaip pratęsti savo ilgamžiškumą, sveiką ilgamžiškumą. Mes taip senstame, mes visi senstam. Tiek aš, tiek tu iš tikrųjų. Ir po kažkurio laiko mes atrodysime tikrai kitaip. Tačiau ką daryti, kad mūsų fiziologija išliktų darbinga, žaisminga ir iš tikrųjų, kad vyrai turėtų sveikatos ir ne tik tai vyrai. Parašyk pliusą, tikrai atsiųsiu. O dar geriau, jeigu tu man parašysi tiesiai į Telegramą ir sveikatos koncepcija atkeliaus tiesiai pas tave, tu žinosi ir turėsi instrumentą, ką daryti, kaip daryti, kad tavo gyvenimas po 5, po 10, o galbūt po 30 ar 40 metų būtų kokybiškas ir nuostabus.